miestelis, šį kartą sveikinuosi iš paplūdimio. Vadinasi, šitas miestelis per Longą yra apie 140 km nuo Romos. Ir truputėlį iš šono, ne pati artimiausia vieta, bet rekomenduojama kaip viena gražiausių vietų, kur visiškai smėlingas paplūdimys ir tuo pačiu daug labai kavinių, tokia kaip ir tinkanti ir vieniem, ir kitiem žmonėm mėgstantiem ir kavinėse pabūti, ir pasimaudyti jūroje. Oras labai šiltas, 22 laipsniai. Ir pabandysiu paskraidyti droną ir labiau užfiksuoti šitą nuostabią vietą. O ten už manęs dar tolumoje, matote, yra tokia pilis ant molo, tai irgi po to nuvažiuosiu su automobiliu ir pabandysiu pasivaikščioti. Žadėjau nuo Romos nuvykti tik tai trumpam į paplūdimį, bet gavau labai gerą rekomendaciją, kad visiškai šalia yra Neapolis. Už 100 km iš tiesų, bet važiuoti 2 valandas ir keliai labai prasti. Bet toks gražus buvo paveikslėlis, kad nutariau atvažiuoti. Ir taip jisai atrodo. Čia ta gražioji, jų pati gražiausiai, ilgiausiai apie 3 km promenada šalia jūros ir ten matosi uostas, o dar toliau nežinau, ar matysis. Turbūt matosi pačiam gale, kur tie kalnai su 2 viršūnėm, ten dar yra tokia pilis virš vandens. Irgi yra jų pasididžiavimas. Tai čia pabūsiu labai trumpai, tik kelias valandas. Ir tada jau aišku grįšiu į Romą, bet kažkaip net nepagalvojau, tikrai buvo verta čia užsukti ir truputėlį pasivaikščioti. Pirmas įrašas šiandieną, tiesiog visą dieną ryte išvažiavau iš aikštelės, užsukau į tokį didžiulį prekybos centrą prie Romos, vadinasi Romos uostas išvertus, užsipirkau lauktuvę ir po to visą laiką važiavau, todėl nieko neįrašinėjau ir nepasakojau, nes greičiausiai tai yra pakankamai nuobodu ir jau kitose laidose apie tai esu pasakojęs. O dabar sustojau šalia Milano, čia vieno iš tų autogrill stotelių, kur galima nakvoti ir valgyti. Sustojau iš tiesų, nes dar magnetuko ant šaldytuvo pritrūko. Tai ne man, bet manęs paprašė. Ir iš tiesų pamačiau, kad yra labai skanus maistas, lašišos dubenėlis už vilnietišką kainą, kas yra neįtikėtina, nes šalia ten koks picos gabalėlis, margarita berods mažas gabaliukas 8 eurai, ten sumuštiniai panašiai. Pakankamai pigi kava, tikrai pigi. Irgi pigesnė negu Vilniui. Bet įdomumas šitos vietos ir tokių vietų Italijoje gana daug, tai apsisuksiu ir parodysiu. Kaip jinai atrodo, tas restoranas, taip vadinamas, yra antram aukšte virš kelio. Ten telpa 250 žmonių. Ir tiesiog pavalgai, matai kaip mašinas važiuoja, nors ir taip tas mašinas prisižiūri ir nebenori žiūrėti ilgam keliui.
Bet šiaip tiesiog tokia įdomi vieta su gana gerom kainom, labai nustebintas šalia Milano. Va, ir sekanti stotelė mano jau bus turbūt Bazelį. Šveicarijos pačiam gale, siena su Vokietija visiškai šalimais. Tai va, tai tiesiog Alpes planuoju dabar kirsti, tai yra apie kokie 400 km. Ir tada apsinakvoti ir jau rytdiena bus kelias Vokietijoje. Tai tiek trumpai pasidalinau ir judu tolyn. Labas rytas, keletą žodžių šį kartą jau iš Vokietijos. Tai vakar išvažiavau iš Romos, pravažiavau Italiją, tada kirtau Alpių kalnus per Šveicariją ir apsinakvojau Vokietijoje. Ir gana toli, nes planavau iš tiesų nakvoti Bazelyje, Šveicarijoje, bet neradau vietų, kur sustoti. O po to Vokietijoje irgi neradau vietų tokių gerų kaip šita, kur sustoti, tai gana toli ir nuvažiavau. Tai va, buvo tikrai ilga kelionė, valandomis neatstumu, atstumu 900 km, valandomis gavosi 11, gal ir 12 valandų kelionės. Aišku, su sustojimais ir su pailsėjimais nedideliais. Va, bet be galo buvo geras sprendimas kirsti ne per Austriją, o per Šveicariją. Dėl to, kad Šveicarijai yra ypatingai geri keliai. Ir tokia įdomi buvo patirtis, žodžiu, važiuoji, lauke ten kokie 2 laipsniai šilumos ir ten yra toksai begalinio ilgio, gal pusvalandį po žeme važiuoji tunelis ten per patį tą turbūt didžiausią kalnagubrį Alpių. Va, ir įvažiuoji į tą tunelį ir važiuoji, galo nėra, ten šalia kažkokios stotelės yra. Mačiau, žmonės sustoja ilsisi, nes pavargsta važiuoti tuneliu, gal ten galva susisuka, nes pastoja šviesos mirga. Žodžiu, to dalyko niekur nepatirsi, tik labai ilgą laiką važiuodamas tuneliu. Va, ir aš žiūriu į termometrą automobilio, į borto kompiuterio termometrą, ir lauke buvo keli laipsniai, o aš taip žiūriu kažkaip karšta mašinai, plus 24 po žeme. Ir taip negalėjau patikėti, bet iš tiesų užkilo iki tiek temperatūra. Ir po to išnėriau aš iš to tunelio galų galiausiai ir tik akyse ir nukrito iki plus 9 gal laipsnių. Žodžiu, nu ir po to čia iš viso Vokietijoje jau buvo minusas. Tai va, bet teko netyčia į požeminius tropikus, kaip būna filmuose, ten tas požeminis viduržemio pasaulis su dinozaurais ir panašiai, ten šilta karšta. Žodžiu, papulti į tokį pasaulį su aukšta temperatūra. Tai labai įdomus nuotykis. Tai va, tai dabar esu jau Vokietijoje ir sekantis taškas 350 km Marijos Lach vienuolynas. Kaip ir minėjau, turiu keletą meno dirbinių iš ten ir jis ypatingas tuo, kad vienuoliai visiškai save išsilaiko. Jie kūrė meno skulptūras, porcelianą, žvejoja vietoj žuvį, augina maistą, turi restoraną, viešbutį ir pats vienuolynas ir priima žmonės. Ir patys išsimaitina, ir žmonės pamaitina, ir uždirba vienuolyno plėtrai ir išlaikymui pinigų. Žodžiu, nu tiesiog idealus pavyzdys, aš kai pamačiau ir paskaičiau, kaip jie veikia ir pagalvojau, koks tai galėtų būti pavyzdys visam pasauliui. Galvoju, kitą kartą važiuosiu pro šalį, būtinai užsuksiu, o iš tiesų jis ir yra pakeliui, nes kadangi važiuosiu po to iškart iš ten pas savo tetą, kuri už 150 km tik nuo tos vietos gyvena. Tai yra visiškai pakeliui ir tikrai būtų griekas nepravažiuoti ir nepasižiūrėti. Tai va, tai toliau į nuotykius neriu, jau grįžimas atgal. Labai tikiuosi, kad šiandien pravažiuosiu didesnę dalį Vokietijos ir galbūt rytoj jau pavyks vakare pasiekti ir Lietuvą. Tai dideli tikslai, dideli atstumai, todėl iš karto atsikėliau ir va daug nelaukęs sėdu ir lekiu. Tai tiek, iki. Na va, tik atvykau į Mariją Lach vienuolyną. Jisai yra šalia Vokietijos-Prancūzijos sienos ir netoli Frankfurto prie Maino.
Ir aš jau apie jį kelis kartus sakiau, kad viskuo apsirūpinęs ir pasižiūrėjus už manęs, tai vis toks kaip mažas miestelis, yra mokama aikštelė. Ir pasižiūrėjus už manęs net nepagalvotum, kad esi vienuolyne, nes va toksai šaunus viešbutis yra. Ten tolumoj, o tas baltas pastatas gale yra parduotuvėlė, suvenyrų, labai tikrai šaunus tokie, jų čia vietiniai daryti, iš tiesų jie patys ir gamina, lieja bronzą, lieja indus patys. Tada truputėlį į kairę va šitas pastatas rudas, tai čia yra jų sodas ir sodo gerybės, tai daro brendžius, džinus, likerius, irgi alų. Tai irgi šiek tiek nusipirkau paragauti, nes benediktinų vienuolynai jie garsus yra savo likeriais, net ir taip ir vadinamas benediktinas. Va, tam sode taip pat obuolių, čia pagrindėjai obuolius augina, tai obuolių galima nusipirkti ir nerealiai kvepia tie obuoliai. Aš aišku, kadangi gyvenęs Vokietijoje ir labai myliu šitą kraštą, mano čia yra antri namai. Va, tai pirmas dalykas, ką aš padariau čia, tai nusipirkau gazuotas obuolių sultis. Čia buvo mano pagrindinis gėrimas ir kai svečius atvažiuodavau pas draugus ir kai pats gyvenau, tai ant kiekvieno kampo gali nusipirkti, tai tokie labai malonus prisiminimai. Va, o čia dabar šitoje aikštėje stoviu. Va, jinai taip paprastai atrodo, o pats vienuolynas yra visiškai netoliese, tai dabar žingsniuoju link jo. Iš tiesų privažiavimas, čia kol einu pakalbėsiu, privažiavimas iki pat vienuolyno yra labai patogus, nes yra didžiulė autostrada ir po to tiesiog nedidukas keliukas nusuka į šoną. Tai va, tai atžygiuoju, jau šiek tiek jo matosi, apsisuksiu. Na va, už mano nugaros jisai yra. Dar šiek tiek pafilmavau ir su dronu, tai dar geresnis turėtų būti vaizdas. O dar vienas momentas yra tas, kad jie turi ir restoraną, kuriame viską patys ir gamina. Įėjimas į vienuolyną ir va čia matosi tas angelas, pagamintas vokiečių menininko ir yra šio vienuolyno pagrindinis simbolis. Ir čia suvenyrų parduotuvėliai, kur yra kitoj pusėje manęs. Galima nusipirkti tokių nedidelių jo kopijų ir šiek tiek didesnių. Va, bet labai tokia originali ir santūri skulptūra. Atėjau į vietą, kur geriau matosi pats vienuolyno fasadas. Tai štai va taip jis atrodo, čia matyt vyko koncertas ir dabar muzikantai čia žygiuoja, tokiom mėlynom spalvom apsirengę su raudonom emblemom. Tai labai tikėtina, kad atidarytas bus įėjimas, tai kaip dar vienas piligrimystės taškas, praeisiu ir šito vienuolyno duris. Rytas, sveikinuosi iš tokio šaunaus nedidelio Vokietijos kaimelio kolonėlėje. Esu netoli Dresdeno miesto. Vakar jau kirtau visą Vokietiją ir specialiai norėjau sustoti čia, kad liktų apie 1100 km iki namų. Ir į priekį aš tą atstumą įveikiau vienu kartu. Tai labai tikiuosi, kad pavyks tai padaryti ir dabar. Va, tai tiesiog esu visiškai netoli sienos, koks 100 km, kertu sieną. Ir įvažiuoju į Lenkiją ir tada tiesiog ją pervažiuoju. Labai geri keliai, tiesus, gražus. Va, o kalbant apie pačią kelionę, tai turėjau savaitę laiko ir iš tiesų pavyko iš namų nuvažiuoti į Romą ir netgi į Neapolį. Pačioj Romoje sudalyvavau 3 dienas iš 5 kartu su piligrimais visuose renginiuose. Perėjau visas 4 šventų bazilikų duris. Va, ir su savo pažįstamais turėjau laiko pabendrauti. Tai buvo tikrai labai šaunus laikas. To labai norėjau ir dėl to ir važiavau. Va, o tada dar pakeliui aplankiau gražių vietų, susitikau su savo teta ir perdaviau jai lietuviškas lauktuvės. Žodžiu, savaitę laiko. Kelionė automobiliu, viskas atlikta, padaryta, buvo įdomu, atstumas bus turbūt 7000 km susiskaičiuoja, nes
iš tiesų važiavau ilgesniu atstumu, kad būtų geresni keliai į priekį per Austriją, kas nebuvo rekomenduojama navigacijos, prisidėjo kilometrų per Vokietiją ir Austriją. O atgal gavosi papildomai kilometrų, nes nusprendžiau grįžti per Šveicariją ir iš tiesų labiausiai pasiteisino važiavimas per Šveicariją, nes ten ypatingai geri keliai. Tai dabar galvoju, jeigu kitą kartą tektų važiuoti vėl į Italiją automobiliu, tai pasirinkčiau matyti patį ilgiausią kelią, važiuočiau per visą Vokietiją ir tada per Šveicariją kirščiau Alpes ir įvažiuočiau į Italiją. Tai patys geriausi keliai. Aišku, Italijoje vairavimas bet kuriuo atveju būtų sudėtingas, nieko čia nepadarysi, toks gyvenimas. Bet graži labai šalis, iš tiesų be galo graži šalis ir būtent net ir į tą pietinę dalį nėra būtina važiuoti, galima šiauriniai daly labai daug ką pamatyti, kur yra pačios Alpės. O pietiniai daly, aišku, tie patys kurortai. Kalbant apie kurortus, ir Ispanija yra nuostabi alternatyva, nieko nenusileidžianti Italijai, ten lengviau vairuoti, žymiai geresni keliai. Tai irgi variantas rinktis, jau jeigu važiuoji 3 parą į pietus atostogauti, tai reikia gerai pagalvoti, ar nori Italijos, ar nori Ispanijos. Ir Ispanija greičiausiai viskas gal dar ir pigiau ir be proto gražu, žodžiu. Kaip nori, taip lygink, labai gražu ir ten ir ten. Tai tokie įspūdžiai, pasirodo per savaitę įmanoma sulakstyti Romą ir dar krūvą kitų reikalų atlikti ir grįžti namo. Tai ačiū visiems, kad keliavote su manim. Atsisveikinu iš aikštelės savo mylimos kelionių vietos, kurioje tiek naktų praleista ir sutaupyta tiek pinigų. Šį kartą suskaičiavau, sutaupiau 700 eurų ant nakvynių. Ir ant maisto, aišku, sutaupiau labai daug, nes vėl visas maistas buvo iš Lidlo ir tikrai neprastas. Kaip pavyzdys, Vokietijoje labai pigiai Lidle parduodamos yra krevetės, tai kimšau krevetės. Negaliu skustis, kad prastai maitinausi. Italijoje braškės buvo pigios, tai prisipirkęs braškių buvau prisivalgęs. Žodžiu, labai esu patenkintas šią kelionę. Tai nebeužtęsiu šitą pokalbį, jau tuoj bus 5 minutės. Tai dar kartą ačiū už dėmesį ir susitiksim kitose kelionėse.